Antras skyrius – Kūrėja. Šventoji dvasia chaosą perkeičia į kosmosą. Vieni Creator Spiritus, ateik dvasia kūrėja. Vardas kūrėja naujas ir neįprastas. Mūsų himnas yra veikiausiai vienintelis liturginis tekstas, kuriame dvasia taip vadinama, užuot jo šaukusis, taip sakant, kanoniniu vardu šventoji. Tai stipriausias ne tik pirmos eilutės, bet ir viso himno žodis. Tarsi plačiai atvertas į Bibliją ir tradiciją langas. Langas tarytum plyšys, bet pro jį žvilgsniu galima apimti išsyk visą panoramą. Ji yra juo platesnė, juo arčiau lango prieinama. Tad nors kūrėja tėra trumpas žodis, juo labiau gilinamės į jo istoriją, juo daugiau atsiskleidžia netikėta jo gelmė. Į gyvenimo pabaigą kompozitorius Gustavas Maleris ėmėsi rašyti choralinę simfoniją. Jis savęs klausė, kokie žodžiai galėtų išreikšti negirdimybę. Pervertė visą pasaulinę literatūrą, taip pat ir Bibliją. Galop pasirinko Vieni Creator. Šiam kūriniui atlikti reikia ypač daug balsų ir instrumentų, todėl jis imtas vadinti Tūkstančio simfonija. Pirmoji Vieni Creator Spiritus eilutė apima viso veikalo temą. Tai tarytum kosmoso giesmė, banga po bangos, atvilnijanti visų balsų ir instrumentų skambesių. Kompozitorius draugui rašė, pamėgink įsivaizduoti, užgiedant pačią visatą ir aidint jos balsą. Ne tik paprasčiausiai žmonių balsus, bet ir planetų bei besisukančių dangaus šviesulių. Šie žodžiai, atspindintis ką tik menininką apėmusi užsidegimą, nėra išpūsti. Juolab jei atsižvelgsime į tai, ką Vieni Creator sužadindavo širdyse per prabėgusius 12 šimtmečių nuo šio himno sukūrimo. Antros skyriaus pirmas poskyris – Šventoji dvasia kūrėja tradicijoje. Gvildendami vardą kūrėja, to jau supratome, kad jis neatsitiktinis. Tikriausiai parinktas ne tam, kad būtų išlaikytas teksto ritmas. Priešingai, jis yra it uostas ar krantas Biblijos apreiškimo ir bažnyčios tradicijos tėkmėje. Kūrėjo savoka vaidino esminį vaidmenį 325 metų Nikėjos susirinkime, apibrėžiant Jėzaus Kristaus dievystę. Ji buvo arijonų ir ortodoksų ginčų akstinas. Heretikai arijonai, remdamiesi to meto filosofinė mintimi, viduriniuoju platonizmu, išskyrė 3 būties laipsnius. Nesukurtosios būties, tai yra Dievo, tarpinės būties, tai yra demiurgo arba antrojo Dievo, ir padarytosios arba sukurtosios būties kūrinių. Šiam trilypiam suskirstimui Nikėjos susirinkimas priešpriešino naują krikščionišką suskirstimą, kuriuo pripažįstamos tik 2 galimybės – nesukurtosios būties ir sukurtosios būties. Kitaip tariant, yra kūrėjas arba kūrinys, tarpinio buvimo būdo nėra. Ortodoksiškai mąstantieji kovojo dėl šios tiesos, kad parodytų, jog sūnus nėra kūrinys, taigi jis yra tos pačios būties kaip tėvas, kūrėjas. Kredo daromas skirtumas, gimęs, bet nesukurtas, leidžia įveikti arijonybės dilemą. Išties, taip pat skiriamas gimimas ir kūrimas. Nors sūnus yra pagimdytas, vis dėlto nesukurtas, jis drauge su tėvu yra kūrėjas. Kartą neginčiamai pripažinus Kristaus dievystę, pasinaudota šiuo ginklu sprendžiant šventosios dvasios dievystės klausimą. Atanazas kovojęs ir Nikėjos susirinkime, pirmasis pasinaudojo šio argumento gale, įrodinėdama šventosios dvasios dievystę. Jo samprotavimas yra paprastas. Kadangi sūnus, esantis tėve, yra ne kūrinys, bet vienos esmės su tėvu, negalima laikyti kūrinių dvasios, esančios sūnuje,
ir turinčios sūnų savyje, nes taip sudarkoma trejybė. Šis argumentas kilo iš pamatinės krikščioniškosios patirties. Krikščionys supranta, kad jie dvasios prisilietimų perkeičiami ir sudievinami. Jei šventoji dvasia būtų kūrinys, nebūtume Dievo dalininkai per ją. Bet jei dėl savo buvimo dalininkais dvasioje tampame dieviškos prigimties dalininkais, tada be abejonės būtų neprotinga sakyti, kad dvasia priklauso sukurtai, o ne Dievo prigimčiai. Šią Atanazo ištarą sekė visi tėvai, savo raštuose gynė šventosios dvasios dievystę. Ambraziejus šią ištarą padaro mokymo apie šventąją dvasią pamatu, diskusiją perkeldamas į lotyniškąjį pasaulį. Taigi šventoji dvasia nėra kūrinys, ji kūrėja. Žodžius Creator Spiritus randame Augustino raštuose. Neteisingai sprendžia painiojantis kūrinį su kūrėju ir priskiriantis kūriniams kūrėjo Dievo dvasią. Konstantinopolio susirinkimas 381 metais akivaizdžiai neįterpė vardo kūrėją į savo tikėjimo simbolio skirsnį apie šventąją dvasią, veikiausiai todėl, kad šiuo vardu jau buvo pavadintas tėvas ir vietoj jo pavartojo apibūdinimą viešpats. Tikiu į šventąją dvasią viešpatį. Tačiau tarno ir viešpaties arba karaliaus priešinimas tėra kitas būdas parodyti kūrinio ir kūrėjo priešybę. Grigalius Nazenzietis smerkia tuos, kurie Dieve skiria kūrėją, tėvą, bendradarbį sūnų ir tarną šventąją dvasią. Šventasis Bazilijus rašo, jei šventoji dvasia sukurta, jie akivaizdžiai yra tarnas, bet jei yra viršum kūrinijos, tada ji karaliaus valdžios dalininkė. Nūdien mums atrodo šiek tiek keista, kad ši problema nebuvo išspręsta iš esmės, aiškiai ir paprastai, šventąją dvasią pavadinant Dievu. Bet iki tol tai buvo saugomas teisingas tikėjimas. Vengiama atvirai vadinti šventąją dvasią Dievu, kad būtų išlaikyta ištikimybė šventojo rašto žodžiams apie vieną Dievą. Ir tikima absoliučia dvasios dievystė, teikiant jai izotimiją, tai yra tokią pačią garbę ir pagarbą, kaip ir tėvui bei sūnui. Dėl tos pačios priežasties Konstantinopolyje 381 metais priimtame tikėjimo išpažinime sakoma netikiu į šventąją dvasią, kuri yra Dievas, o tikiu į šventąją dvasią su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama. Tam tikrų mastų tikėjimas į šventąją dvasią pagilintas ir teologiškai pagrįstas mokymu apie trejybę. Visi išoriniai Dievo darbai yra bendri visiems trims dieviškiesiems asmenims, todėl dvasia yra kūrėja drauge su tėvu ir sūnumi. Augustinas šią mintį ištobulino ir pavertė mokymo apie trejybę atsparą. Dieve visa yra bendra, išskyrus savybės, priklausančias paskiram asmeniui. Taigi kūrimas yra bendras trijų asmenų darbas. Būtent tokiu galutiniu pavidalu tėvų mintis, kad šventoji dvasia yra kūrėja, įrašyta į vienį Creator. Kitame veikale Rabanas Mauras rašo, teigiant, kad Dievas pradžioje, taip tarytum sakant, tėvas sūnuje sukūrė dangų ir žemę, labai tinkamai paminima ir šventoji dvasia priduriant, ir Dievo dvasia sklendė viršum vandenų. Taip pat skleidžiama, kad visos trejybės galybė draugė veikė kurdama pasaulį. Vėliau Tomas Akvinietis rašė, kad šventoji dvasia yra pats visų dalykų kūrimo pradmuo. Taigi imame suvokti, kokia gelmė slypi žodžiuose, kuriais dvasia skelbiama kūrėja.